sąjungos jaunųjų artojų varžybų nugalėtojų prizą į Panevėžio rajono Uliūnų tarybinį ūkį parsivežė Vidmantas Pukys. Nugalėtojų laurai patys neteina. Traktorininkui su traktoriumi reikia susigyventi kaip geram raiteliui su jautriu žirgu. Oi, kaip pravertė varžybose agronomo Juozo Račkausko patarimai. Inžinierius Vilius Giedrys teigia, kad kiekvienas mechanizatorius privalo būti ir šaltkalvis, ir suvirintojas. Nauja technika plūsta ir vyrai skuba su ja susipažinti. Šaunūs vyrai tie uliūniečiai. Kas, o gandras žino su kuo draugauti. Senosios kartos uliūnietis Juozas Gauša pasakoja, kad visais laikais vyrai uliūnuose buvę neiškelmus pirti. Tiesa, tokių mechanizmų kaip dabar jie neturėję, bet visus darbus dirbdavę būriais, talkomis. Štai ir dabar, kai Uliūnuose kuriama nauja gyvenvietė, praverčia ir senųjų meistrų rankos. Ar tik ne tas begalinis darbštumas ir yra amžinos jaunystės paslaptis? Mūrininkai dailidėms nenusileisia, juk didesnioji naujųjų Uliūnų dalis turi būti mūrinė. Senieji Uliūnai pirmą kartą istorijoje paminėti beveik prieš 600 metų. Čia ir bus naujosios gyvenvietės centras. Jau dabar Uliūnuose bobutės priėmėjos užleido vietą diplomuotoms medikėms. O valgykla nedarytų sarmatos ir pačiam Panevėžiui. Indėliai taupomojoje kasoje rodo, kad uliūniečiai gali pirkti bet kokio brangumo prekę. Tik va ta krautuvė ant ratų. Jei nesugenda, atvažiuoja, o jei gyvenvietės centre šalia valgyklos auga sava mūrinė. Verkiant reikia augantiems Uliūnams ir naujos mokyklos. Siuva dabar tuos priestatus kaip švarka prie sagos, o naudos maža, nekokios sąlygos ir vaikams, ir mokytojams. Tik uliūniškų darbštumo dėka mokyklos gamtininkų būrelis išgarsėjo visoje Respublikoje. Nuo pat įsikūrimo jam vadovauja mokytoja Genovaitė Peleckienė. Agronomas Račkauskas tikisi, kad aštuntokė Danutė bus jam pamaina. Danutė tiesa apie tai dar negalvoja, bet buvęs šios mokyklos moksleivis Bronius Ulys irgi negalvojo. Dabar jis žemės ūkio mokslų kandidatas. Uliūnuose savo kūrybos kelią pradėjo ir Respublikos nusipelnęs architektas Feliksas Bielinskis. Šis pastatas pagal jo projektą perdirbtas iš seno valstiečių grūdų magazino. Šalia palaidotas poetas Balvočius Gerutis. Glaudžiausią ryšį su tėviške palaiko buvęs Uliūnų mokyklos auklėtinis Bronius Vertelka. Dabar jis tarybų Lietuvos melioracijos ir vandens ūkio ministerijos skyriaus viršininkas. Kur, o melioracijos srityje jo pagalba neįkainojama. Juk melioracija tai vienas iš kertinių žemės ūkio akmenų. Tai ir gausūs derliai, ir vešlios ganyklos, ir skaitlinga banda. Gyvulių visą laiką lauke nelaikysi, kiek bestatyk tų fermų, vis mažai ir mažai.
Gerai, kad dar laiku senais dvarų pastatai susirūpinta. Buvusio Barklainių dvaro ūkiniai pastatai jau susidėvėjo. O štai Bistrampolį reiktų išsaugoti. Tinkamai sutvarkius, jis taptų ne tik administraciniu ir kultūriniu ūkio centru, bet ir puikia poilsio vieta. Juk tas dvarininkui sukurtas grožis tebekvepia pačių uliūniečių prakaitu. Tai kodėl tuo grožiu nepasinaudojus patiems? Tuo susirūpinęs ir direktorius Vidas Teišerskis ir ūkio darbininkai. Ir visuomeninių organizacijų vadovai. Keliantis į naująją gyvenvietę pavojuje atsiduria daugelis etnografinių sodybų. Vertingiausias jų uliūniečiai saugos ateičiai, įsaugos kaip skurdžios praeities liudininkės. Įsaugos ir archeologinius paminklus, ir liaudies meno šedevrus. Liaudies meno tradicijos tęsiamos. Viename iš naujųjų Uliūnų gyvenvietės skverų stovės liaudies menininko Pelecko išdrožti paminklai. Kiekviena vietovė turi savo simbolį. Paryžiaus simbolis Eifelio bokštas, Maskvos Kremlius, Vilniaus Gedimino pilis, o Uliūnų 3 pušys, ilgus amžius stovėjusios ant aukščiausio apylinkės kalno. Pušis nupjovė tada, kai po jomis Panevėžio statybininkai aptiko pirmarūšio žvyro. Ta žvyras slėpė prieš 400 metų gyvenusių uliūniečių palaikus. Tada mirusiems į kapus dar dėdavo įvairių įrankių, tikint, kad visa tai bus reikalinga pomirtinėme gyvenime. Mirusieji neturi trukdyti gyviesiems. Senkapį ištyrus jis paverstas žvyrų karjerų. Išvežus žvyrą čia bus stadionas. O kol kas iš to žvyrų statomas Panevėžys, pastatyti ir pirmieji naujųjų Uliūnų mūrai. Naujoj gyvenvietėj pasodinti pirmieji medžiai. Tiesa, Mindaugui ir jo draugams pavėsio jie kol kas neteikia, bet laikas dirba Uliūnų naudai. Juk prieš 2 metus šitų įrengimų irgi nebuvo. Dabar jais galėtų didžiuotis stamboki rajonų centrai. Dar neseniai šlubavo ir ūkio ekonomika. Dabar kiekviena karvė per metus duoda po 3000 litrų pieno. Iš hektarų šiemet prikulta apie 30 centnerių grūdų. Ūkio ekonomistai tvirtina, kad yra visos sąlygos iškopti į pirmaujančius. Tuo įsitikinę ir agronomai, ir administracija. Sako, ir Maskva pastatyta ne iš karto. Juk auga pamaina.